Kur turėtume eiti, į dangų ar pragarą? Visi turėtų keliauti į dangų. Pažvelkime į Apreiškimas 20 skyrių. 20 skyrius, 10 eilutė. Čia Dievas per apaštalą Joną aiškina apie pragarą. Sakoma, o jūsų vedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį. Kiek ilgai? Per amžių amžius. Apaštalui Jonui apreikštuose apreiškimuose Dievas leidžia mums suprasti, kad pragaras tikrai egzistuoja, vieta, kur kančios ir skausmas tęsis per amžių amžius. Apaštalui Jonui duotais apreiškimais Dievas pranešė mums ne tik apie pragaro, bet ir apie dangaus egzistavimą. Kad pasirinktume teisingą tikėjimo kryptį, pirmiausia turime suprasti, jog dangus ir pragaras egzistuoja. Pažvelkime į Apreiškimas 22 skyriaus 1 eilutę. Parašyta, angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje, tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas ir jo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Karalius gali padaryti bet ką. Jis gali gauti bet ką, ko nori, tiesiog duodamas įsakymą. Biblija sako, kad Dievas leis mums karaliauti kaip karaliams per amžių amžius. Dievas žada, kad gyvensime gyvenimą, kuriame mums bus suteikta viskas, ko norėsime. Kadangi Dievas paruošė dangų kaip amžinojo gyvenimo ir gausių palaiminimų vietą, turime įsitikinti, jog einame dangaus, o ne pragaro link. Tačiau daugelis pasaulio žmonių nežino kelio į dangų ir nežino, kaip į jį patekti. Kadangi jie nežino kelio į dangų, daugelis pasaulio žmonių klumpa, klaidžioja ir klajoja, gyvendami betikslį tikėjimo gyvenimą, klausdami, ar tai kelias į dangų, ar gal tas kelias į dangų? Štai kodėl Dievas prieš 2000 metų atėjo į šią žemę kūnu, kad išmokytų visą žmoniją kelio į dangų. Pažvelkime į 21 skyriaus 4 eilutę. Parašyta, jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man atsakė, įvyko. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. O bailiams, kur jie visi eis? Ir kas dar? Neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Danguje nebėra mirties, gedulo, verksmo ir skausmo. Tai nereiškia, kad danguje nėra nieko, bet ten yra amžinas džiaugsmas, malonumas ir laimė. Tiesa? Apreiškimo 21 skyriuje Dievas leido apaštalui Jonui užrašyti savo pažadą, kad jis suteiks mums tokią vietą. Tai vieta, kur mes visi einame. Todėl nesileiskime į kompromisus su šėtono duodamu nuolaidžiavimu, nors gyvenime susidūrėme su persekiojimais ir sunkumais.
Argi neturėtume būti pasiruošę laikinai nešti savo kryžių, kad įžengtume į dangų, kurį Dievas mums ruošia? Biblija liudija, kad Jėzus Kristus nužengė į šią žemę kaip kelias, vedantis į šį šlovingą pasaulį. Pažvelkime į Jono 14 skyriaus 6 eilutę. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Biblija liudija, kad be Jėzaus niekas negali patekti į dangų. Ar tai nereiškia, kad galime patekti į dangų, kur gyvena Dievas Tėvas, kai visiškai paklūstame Jėzaus Kristaus mokymams? Pažvelkime į dar vieną Apreiškimo knygos eilutę apie dangų 22 skyriuje. 22 skyrius, 10 eilutė. Jis sako man, neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau te daro piktadarybės, kas susitepęs, te susitepa dar labiau, teisusis toliau te vykdo teisumą ir šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu atsinešdamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga. Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Kitaip tariant, jie negali įžengti pro vartus į dangaus karalystę. Iš 12 eilutės galime suprasti, kad Dievas vykdys teismą pagal mūsų darbus. Dievas sako, štai aš netrukus ateisiu. Mano atlygis yra su manimi ir aš atlyginsiu kiekvienam pagal jo darbus. Kuo bus pagrįstas mūsų teismas? Būsime teisiami už tai, ką padarėme. Žvelgdami į šios žodžius, negalime nesusimastyti, koks svarbus dabartinis laikas mūsų tikėjimo gyvenime. Kai kurie žmonės šią nuostabią Dievo duotą galimybę aukoti laiką išmaino į pasaulio malonumus. Galime pasirinkti vieną iš dviejų krypčių. Viena kryptis vadinama pasauliu, o kita dangumi. Visi šiandien čia susirinkę Siono šeimos nariai yra tie, kurie pasirinko tinkamą kryptį. Tikiuosi, kad visi ir toliau eisite šiuo keliu, kol pasieksite amžinąją dangaus karalystę. Norėčiau užbaigti šį pamokslą. Ačiū.